Labas rytas, sveikinuosi su jumis po pertraukos ir noriu pradėti nuo tokio pastebėjimo, kaip atsitiko ir kaip nutiko, kaip gyvenimas žaidžia įdomiai, kada pernai padariau pirmą įrašą, pirmoje dalyje, pačiam pirmam video buvo tokia galia situacija, kada vyksta kalbėjimas ir vyksta įrašas, sustabdo visą tai privažiavęs žmogus, kurio nemačiau galbūt kokius metus. Ir įdomumas tame, kad kai buvau tose sąlygose, kada tikimybė sutikti šį žmogų buvo sakykime, 8 valandos per 5 kiekvieną dieną, nes jis mano buvęs klientas ir reguliariai ateidavo apsipirkti. Ir kažkurį laiką nebebuvo jokio susitikimo, net dar kažkada pagalvojau, kur dingo šis žmogus. Ir štai aš ateinu daryti patį pirmą įrašą ir žmogus privažiuoja iš kažkur, tuo labiau, kad jis nebegyvena Panevėžyje. Ir praėjus beveik metams ateinu atidaryti vasaros sezono, prisikaupusių temų ciklo ir bedarant vėl paspaudus starto mygtuką, privažiuoja vėl kitas žmogus, kurio vėl nemačiau metus laiko ir vėl reikia sustabdyti įrašą. Ir šiandien ta antra dalis, jinai buvo ta pradžia tokia trumputė, kurią aš ir įkėliau, bet dabar bus ir antra dalis su visos tokios spalvų paletės ir įvairovės paaiškinimu, šiek tiek daugiau aiškumo per pavyzdžius, su vėl savais įrankiais, dekoracijom ir pavyzdžiais, kad truputėlį būtų suprantamiau. Ir kodėl aš tuos du įvykius, tokius pastebėjimus, nuo ko visą tai ir pradėjau, truputėlį aš vėliau pasakysiu, kaip kurioj situacijai, iš kokios pozicijos būtų tam tikra reakcija. Todėl, kad tai, ką matom aplinkui ir visa tai, kas vyksta, kokie reiškiniai vyksta, mažai kas pastebi, kad visa tai yra kaip prarašytas, įrašytas ir būtinas įvykis, forma, garsas, spalvos, reakcijos. Ir mažai kas pastebi, kame visa tai atsiranda. Ir mažai kas pastebi, kad kai atsiranda, taip ir dingsta. Neužsilaiko, jei tam nesuteikiam dėmesio, nepastringam, iš gausos variantų nesusifokusuojam būtent į tai, o leidžiam, kad natūraliai ateitų ir praeitų. Daug pavyzdžių bus per oro uosto teritoriją ir kas su juo susiję, nes jame dar daugiau išsipakavo, išsiskleidė
Ir ne tai, kad įsirodė, bet tiesiog buvo leista pamatyti ryškiau, aiškiau. Ir kaip aš sakau, ne ta šalis, kurioje visą tai įvyko, kažkoks tai jai aplodismentai, bet tiesiog tai, kad atėjo tam laikas, buvo daug nusisluoksniuota, nusimesta ir laiku vietoje leista išjausti, patirti. Nes po viso to, jei kažkurioje būta temoje, kaip ir aišku, kaip ir rezonuota, kaip ir klausantis, sakykime, tam tikrų žmonių, regis, tai tu kalbi. Tačiau kada atsiranda dar tas aiškumas, kada atsiranda žvilgsnis iš kitos pozicijos, netgi tuos pačius žmonės, beklausant, tu kitaip supranti. Man iš karto iškyla tas pavyzdys, kada, kai buvo įstota į universitetą, kai pirmakursiams vyksta dėstytojų prisistatymas ir regis kosmosas, tu ten supranti, kas kelintą žodį, tu girdi vien tik tai gąsdinimus, tu girdi tai, ką tu turėsi padaryti, tu girdi krūvas įsipareigojimų ir pastoviai tokių paskaitų eigoje varnelių dėjimo, ar tu dalyvauji paskaitose ar ne, tu nesupranti, apie ką visą tai, ką tie žodžiai reiškia. Ir kada 5 kurse jau vyksta, baigiamieji, ten atsiskaitimai, viskas, tau juokas ima, kaip tu galėjai, nesuprasi, tu regis, tau susidėlioja visą puzlę, tu žinai tų žodžių reikšmę, tu žinai, kada juos naudoti ir visa tai buvo reikalinga vien tam, kad dar daugiau praplėstum ir pamatytum, kiek įdomaus, įvairaus, prisiliesti, kai tau duota galimybė pabūti tame, bet noriu dabar dar grįžti prie to ir galbūt, kaip ir man, užsibaigė visos paieškos, visi klausimai, kada tu pradedi žiūrėti kitu kampu, kitu požiūriu, kitu suvokimu. Ir kai daugiau prieš metus laiko intuityviai buvo pajautimas, kad ne, aš nebenoriu žaisti tų žaidimų, dalyvauti vienoje, kitoje grupėje, kad ir stebėtojo pozicijoje, kas vyksta, kaip pateikta, ne dėl to, kad yra nuleistos rankos, ar atsirado abejingumas, ar man visiškai tai neįdomu. Tai visiškai ne apie tai, o apie tai, kad gana daugiau palaikyti tą idėją vienpusišką ir auginti savo dėmesio, nes pavargai kovoti su tuo arba fokusuotis į tai, kas ir taip visada bus, kam ir tai niekada nebus pabaigos. Todėl savo resursą duoti tam, kad sukovoti kažką, kažką apkabinti, nuspręsti ir kažką atstumti, nuspręsti, tuo labiau, kad kažkas tai pasakė, kad taip turi būti, tai tiesiog tu pamatai, kokios šio žaidimo taisyklės yra ir kad vietos pakanka visiems ir viskam. Todėl esmė, į pasaulį ateina žmogeliukas, tuščias, nesvarbu, mergaitė ar berniukas, forma,
kūdikis, galima sakyti, tėčio ir mamos vaisius, meilės vaisius, kūrinys. Ir tada nuo kažkurio laiko jam pasako, arba dar iki tol jisai yra toks, koks yra, be pretenzijos, su džiugesiu, šypsena, natūralus, atviras, su verksmu, su pykčiu, su šypsena, su poreikiu. Ir kas aplinkui jį, visi juo rūpinasi, suteikia dėmesio, globoja, saugo, myli. Bet ateina ta diena, kada tai formai, tuščiai kol kas formai, sueina 2 metukai, 3 metukai. Ir mama, ir tėtis pradeda formuoti ir sakyti, kad tu esi mergaitė. Tavo vardas toks ir toks. Ar ne? Stato prieš veidrodį. Tu atrodai taip ir taip. Čia tavo ausytė, čia tavo kojytė. Ir taip toliau. Tai prasideda tėvų turinio transliavimas į tą formą, kuri yra užvadinta žmogumi, užvadinta vardu, užvadinta lytimi tam tikra. Ir prasideda rinkimas tos formos ir dėjimas failo nuo pat pirmo sąlyčio artimiausiai aplinkoj, tai iš tėvų, ir tai prasideda užpildymas to rėmo, kur iš pat pradžių rodžiau, kad jisai yra tuščias, tuščia viduris, užpildymas. Tada atsiranda be tėčio ir mamos, arba netgi galima sakyti, kaip minėjau, ir tėtis, ir mama, bet atsiranda, sakykime, toks ateina laikas, kada tas mažas vaikas išvedamas į darželį. Taip, ten atsiranda kita forma. Kita forma, sakykime, berniukas. Jo vardas toks ir toks. Ir jam nuolat yra sakoma: susipažink, čia mergaitė, jos vardas toks ir toks. Mergaitė sakoma: susipažink, čia berniukas, jo vardas toks ir toks. Ir taip atsiranda 2 formos. Vaikas pradeda matyti kitą formą. Ir nuo to laiko prasideda kitoks pasaulio suvokimas, kad esu aš ir yra kitas. Ir nuo to prasideda aštrėjimas ir gilėjimas atstumų per tam tikrus reiškinius ir situacijas. Prasideda distancija tarp manęs ir kito, nes aš esu aš, kitas yra kitas. Ir prie viso to lygiagrečiai vyksta
kad yra aš, yra kitas ir yra pasaulis, apie kurį man nuolat kalba tėvai, kad yra pasaulis nesaugus, agresyvus, skriaudžiantis ir taip atsiranda atskirtis, kad yra aš ir kitas, yra aš ir pasaulis, yra savi svetimi, yra draugas priešas, yra daug formų, kurios išsikreipė ir kurios atsirado iš va šitos tuštumos, kada buvo pamiršta, pradedant nuo tėvų ir einant per gyvenimo situacijas, atsirado žaidimas ir užmygimas ir sureikšminimas, kad aš atskiras nuo visų. Iš čia atsirado, kada pradedu į savo dėžutę dėti viską, tikslus, projektus, lygiavimąsi, siekimą, konkurenciją, statusą, vertinimą, nuvertinimą, teisimą, nes iš to, kad yra du, automatiškai vyks konfliktas. Automatiškai. Nes pasaulio nematau kaip vientiso. Pasaulį matau kaip grėsmingą ir kitą matau formą kaip grėsmę savo, nes jau nebėra vientisumo, pilnatvės nebėra, nes yra atskirtis. Atskirtis kaip įvardinto konkrečiai, kas aš esu, ką aš padariau, ko aš pasiekiau, kokie mano tikslai ir ambicijos ir ko aš esu vertas. Ir iš čia išeina, kad aš visą tai matau tik per liniuotės principą, kad yra praeitis, yra dabartis, yra ateitis. Tačiau visa tai, kaip ir pati forma, apriboja, limituoja, matyti tik per tokią perspektyvą siaurą ir nepamatyti plačiau, kad įmanoma ir toks variantas matyti, visada bus iš tos pozicijos, visada bus, kad man kažkaip ir kažko nuolat nepakanka. Iš tos pozicijos, iš vardo, statuso, ribojimo ir tos formos, kuri atsirado iš tuštumos, arba kitaip galiu vadinti, kas kaip pavadins, iš absoliuto, iš tylos, iš sąmonės, iš viskas ir nieko, kada žaidžiamos žaidimo taisyklės tik tai formos įvaizdyje, visada bus nepakankama. Visada nebus pastebėta, kad šitoje formoje ir šitoje perspektyvoje, kada esu čia ir prisimenu čia, kad iš čia tik tai, iš nieko kyla viskas, kada kaip ir dabar saulė, kuriai, sakykime, pavadinkim saulė, jeigu aš savęs neįvardinu kaip saulė, kuri priima, sakykime, viską
viską ir leidžia būti viskam, nesvarbu, kas vyksta. Jeigu aš ne toje pozicijoje, jeigu aš tik toje ribotoje pozicijoje, iš čia viskas bus nepakankamai. Ir esmė tame, kad nesvarbu, kaip užvadinti berniuką ar mergaitę, nesvarbu, kiek bus aplinkui žmonių, visada bus konfliktas, nes tai yra viena idėja ir kita idėja, kuri turi savo bagažą, atsineštą iš vaikystės, suformuotą aplinkos, įvairių instancijų, potyrių, visada tarp, kad ir dviejų žmonių vyks distancija, nes juos nuolat skirs prisiminimai. Prisiminimai atsinešti iš praeities, tačiau nebus matoma iš dabarties taško. Apie tai kitam video, kaip koks santykis į priešingą lytį, ne tik į priešingą lytį, vėl per pavyzdį pasakysiu. Truputėlį triukšmo buvo, bet tai nieko tokio, procesai vyksta kaip turi vykti. Ir esmė tame tada klausimas, kas nori prabusti, kas sąmoningas, nes esant šitame taške ir šitoje pozicijoje nubusti neįmanoma. Pamatyti realybę neįmanoma. Realybė yra štai čia, kuri talpina viską ir nieką. Saulė prilygino kaip tikroji realybė. Bet tai ne tik Saulė, nes tai, kas esam, tai net ne Saulė. Tai negalima užvadinti kažkuom. Tai be formos, be kvapo, be spalvų, be ribų. Čia visada įsitikinimai, ribos, apribojimai, konfliktas, idėjos, koncepcijos. Viskas vertinama iš tos pozicijos, kad aš, man, mano, kažką nuolat nusavinti, kažką nuolat su kažkuo sukofoti, sukonfliktuoti, kažką įrodyti, kažkas neteisus, kažkas ne tai padarė, nuolat konfliktas. Todėl visada, iš kurioj pozicijai mano reakcija vyksta. Ir tada sugrįžtu į, nuo ko pavyzdžiai prasidėjo. Galima iš tos pozicijos, jeigu mergaitė darė įrašą, vardu tokia ir atvažiavo berniukas pakalbinti, senai nematytas, gali įsipliekti toksai vidinis konfliktas, kad man čia sutrūkdė, kaip nelaiku, ką tai reiškia, pradėti sukti, nesakykim. Tačiau, kai esi šitoj pozicijoje ir kad tu žinai, kad tu esi viskas, ir tavyje telpa viskas, tu priimi tai, ne kad rasa gyvena gyvenimą ir jinai reguliuoja, kontroliuoja, suplanavo, atsisėdo, įsijungė, pakalbės šiandien, o tu priimi, kad visa tame beribėj erdvėje
yra suvokimas, kad vyksta gyvenimas, kad per rasą, kuri yra niekas, vyksta ir teka gyvenimas. Suprantat? Ir tu leidi tam būti su tokiu dėkingumu ir nusispaudė tas stop mygtukas ir vyko kalbėjimas, girdėjimas, klausimas, per kitą formą susipažinimas dar labiau su savimi. Todėl visas konfliktas ir visas stresas ir visas nepasitenkinimas vyksta tik iš to taško, kada esi apsiribojęs, kada neprisimeni, kada pasiklydęs, kada klaidžiai, nes čia nuolat ieškojimai, nuolat. Aš prisimenu save. Čia, žinot, kaip galima, pavyzdžiui, yra programėlė, kada mokiniesi kalbas ir yra ten per tam tikrą laiką spausti, sakykime, žodžius, ne, kuo daugiau žodžių atsakyti, kokie žodžiai tam tikroj kalboj. Ir tu spaudi ir aš pagavau, wow, kaip mano kelionė prasidėjo prieš 20 metų su tam tikru klausimu, aš pasiėmiau kastuviuką. Ir po tiek metų aš matau, kad esu pastrigusi ir šalia manęs jau visas buldozeris, o atsakymų nėra, nes jie tik daugėja. Kitaip ir negali būti. Iš tos mažos apribotos formos, kuri užvadinta tam tikrų vardu, su tam tikrais kažkokiais pasiekimais, nutikimais, išgyvenimais, ta prasme, tu visada ieškojime, tau visada nepakankama, tu pastoviai kažko nori užsitvirtinti, o čia visada tik tai išorė žaidžia ir tu pati žaidimo taisyklės pati susigalvoji ir užsiprašai. Ir todėl, jeigu pagal kabutėse galvojimą, kad tu neturi arba nevyksta taip, kaip tau atrodo, kaip tau norisi, priešingai, tu gauni tai, ko tu nenori pamatyti, ignoruoji ir viskas. Tu išpildai viską 100%, nes tavo tokios, sakykime, tavo filmas pasivadina kaip, kodėl, jeigu tu užduodi tam tikroje temoje, kaip, kodėl tu nuolat kris atsakymai, kryptis, prisistatys personažai, kurie tau padės ir padės žaisti tavo žaidimą, nes tavo klausimas ir tavo fokusas yra iš gausos, sakykime, kaip variantų, viskas vienoje vietoje tiek čia ir dabar, ne, daug variantų jie nebūtinai išmėtyti, bet jeigu tu iš visos gausos susifokusavai, sakykime, ir išsirinkai tik kažkokį vieną, kodėl pas mane skolos, kodėl ten, sakykime, dar kodėl nėra partnerio, kodėl, už ką, kodėl tu visada pūsi balioną ir jis didės, nes tavo fokusas būtent vis į tą problemą. Ir kuo daugiau fokusas į tą problemą, tu daug metų net nepastebi, kaip tu tą problemą išpūti iki tokio lygio, kad tu ne tik, kad jos neįmanoma įspręsti, tai be pabaigos, kaip ir su tais žodžiais. Ta prasme, tu kuo greičiau spaudi tos žodžius ir vis krenta naujas, krenta ir pabaigos tam nėra. Ir tu nepamatai. Ir kada, toks pasipurtai ir tau kiti personažai per skausmą, per netektis, per išgyvenimus parodo, jie tik tau vienintelis tikslas ir vienintelė realizacija, ne gauti kuo aukštesnės pareigas, ne atsidurti kažkur tai, nei esi, o vienintelė realizacija yra, kad prisiminti apskritai, kas tu esi, kad tu esi viskas ir niekas. Ir leidi gyvenimui gyventi per tave, per tavo formą, per tavo vardą, per tavo patirtis. Bet ne tai, kad tu kaip vienas atsiskyręs įrodinėji, kad tavo buvimas yra tai, kad sukovoti su pasauliu, padalinti į daug dalių, pačiam atsiskirti,
praignoruoti ir nematyti kitame savęs. Nes kai stovėm prieš veidrodį, kaip tėvai pastatė mus prieš veidrodį, kad pamatytume, kaip mes atrodom, ne? Mes tik galim pamatyti tą įvaizdį, ne, tą formą, nes realiai be veidrodžio mes net nežinotumėme, kaip mes atrodom. Pabandykit dabar pasižiūrėti save, kiek jūs matot, pečius matot, krūtinę, kojas, rankas matot, bet viso savęs jūs negalėtumėt apibrėžti, matyti. Jums reikalingas veidrodis, kad pamatytumėt, kaip jums atrodot. Lygiai taip pat mums reikalinga kita forma, pamatyti, kokie mes esame. Ir jie neatėjo tam, kad mus sužlugdyti, kad pakenktų, kad sutryptų, kad sumenkintų. Jie atėjo tam, kad pamatytume ir pripažintume, dar labiau su savim susipažintume. Todėl, kai yra labai pavargstama, kai pamatome, koks buvo žaidžiamas žaidimas tiek daug metų, Rasa, tau Oskaras už tą žaidimą, kurį sau leidai tiek laiko žaisti. Tada antiek juokinga pasidaro, nes viskas visada taip ir buvo. Nieko neįmanoma išrasti. Nieko, viskas jų yra. Tik mes patys antiek susikūrėm tokias situacijas, patys susiorganizuojame, atrodo, ne kitas organizuoja mum emocinės supynės, bet mes patys per kitą formą susiorganizuojame emocinės supynės, kad pagaliau apsivemtume, apsibloguotume ir ne. Aš renkuosi tas supynės, kurios duoda naudą, einu į parką, supuosi ir aš per kitą formą pamačiau, kur aš strigau, kokį žaidimą aš sau susiorganizavau. Aš pati susiorganizavau tas emocinės supynės, kad pamatyčiau, iš kur ir kas aš esu. Nes čia esant, nuolant, sukovoti neįmanoma, užbaigti neįmanoma, leisti kažkam būti ir kažkam nebūti neįmanoma. Čia galiu tik antiek pavargti, kad galų gale pamatau, kad nuolat šukavau veidrodį, norėdamas, kad pasikeistų šukuosena. Ir supratau, kad, prie ko čia veidrodis, prie ko čia pasaulis. Suprantat? Antiek reikia pavargti, antiek reikia užsisupti, antiek reikia patirti, kad galų gale pasakyti pasiduodu, be noro toliau ieškoti. Nes noras ieškoti, tai transliavimas tai, kad Dievas suklydo. Kad Dievas suklydo, kad aš esu tokia, kad man taip nepasisekė, kad jis padarė klaidą, kad aš neturiu, ką kiti turi. Esant čianai, visi variantai įmanomi. Viskas turi teisę būti. Ir kai sako, o kas man dabar iš to, kas, gerai, aš dabar prisiminsiu, ar tenai, realiai vienas dalykas, kad klausimų tokių net nebekils, o kas tau iš to. Kitas dalykas, kad esant absoliuto, kūrėjo, Dievo, visatos, viskas ir nieko pozicijai, vadinkit kaip norit, visai kitoks pasaulio suvokimas. Nebėra gerai, blogai, nebėra pasisekė, nepasisekė, nebėra, kad aš klausiu, ar aš gerai padariau. Realiai, esant šitoj pozicijoje, aš matau nebeliniuotės praeities, ateities principų gyvenimą, ne? Aš matau, kad gyvenimas per mane žaidžia įvairiausiam spalvom, daugiasluoksniai. Ir antiek žavu, nieks neerzina,
Neerzina, kad atėjo žmogus pasiimti, sukrauti šiukšlį, išvalyti teritoriją aplinkui. Taip vyksta. Ir viskas turi teisę būti. Ir viskam yra vietos. Neerzina, kad kažkur prasidėjo šiuo metu žolės pjovimas ir garsai. Esmė ir žinutė ir buvo tame, kad būnant aerouoste ir susiliejant su visa erdve, ne iš kūno stebint, o suvokiant, kad suvokimas ir stebėjimas eina iš visur, nebėra centro. Tu matai, kaip vyksta viskas, tu nežinai, koks ateis žmogus, kaip jis apsirengęs, kokios tautybės. Tiesiog tu stebi be analizės, be viską neutraliai. Kiekvieną atėjusį žmogų, kiekvieną esantį žmogų laukiamajame aš susilyginu automatiškai su mintimi, kuri mintis ateina, arba tu ją sustabdysi, kaip ir žmogų, užkabinsi, nukreipsi tam dėmesio, tada sustos kitas žmogus, jeigu tu pradėsi analizuoti, teisti, vertinti, sustos dar trečias žmogus, vertinsi viską, vertinsi aprangą, vertinsi bagažą, vertinsi lagaminą, vertinsi vaikus, piktinsis, triukšmas, vertinsi santykį tarp žmonių, viską vertinsi atskirom detalėm, pats sudarysi kamštį. Pats sudarysi kaip į skalbimo mašiną, sumesti kiekvienas rūbas tam tikra mintis, jeigu suteiki jam dėmesio. Pridedi pilną skalbimo mašiną, įjungi startą ir prasideda mentalo sukimas. Mentalo sukimas. Tai lėčiau, tai greičiau, tai lėčiau, tai greičiau. Tu užsisuki, tu dalyvauji tame scenarijuje. Ar tu esi kiekvieną dieną kaip tuščias lapas, kad tu esi ekranas, esi nepažeidžiamas, nesvarbu, koks scenarijus yra rodomas, neįskiri kaip atskirų detalių, savęs nematai ir kito kaip atskirų formų, o matai tik vientisumą ir leidi viskam būti, kaip ir žmonėms aerouoste, jiems leidi visokiems būti. Ir padarykit tokią praktiką. Ar jūs žinot, prarašykit, stebėkit žmonės kažkokio judrioje vietoje ir tiksliai parašykit, perrašykit, koks ateis sekantis žmogus. Kaip jis apsirengęs, vyras ar moteris, kokį lagaminą turės, kokios spalvos rūbai bus, kokia jo eisena bus. Lygiai taip pat jūs nežinot, kokia bus sekanti mintis. Todėl tolimesni įrašai ir bus, kodėl aš nebedarau vienokių ar kitų dalykų ir kur eina žmonėms spąstai. Jeigu žmonės nori dar žaidimą žaisti ir kol dar jie, sakau, neatsižaidė, jie gali, nes beribė erdvė, jinai talpina viską ir joje gali būti viskas ir yra viskas ir vienu metu. Ir dar giliau mes nersim besiaiškindami vėl per pavyzdžius. Parašykit, nuveikit einant miegoti, parašyti, kokia jums bus sekanti diena. Nors jos nėra, bet kaip jūs įsivaizduojat pagal bavatos važiavimiško žmogaus suvokimą, kokia bus diena. Minučių tikslumu, ką jūs sutiksit, kokius žmonės sutiksit, ką jums pasakys, kur jūs pakvies, kaip. Nes čia visada yra noras taisyti kitą, nes čia toje pozicijoje man yra nuolat kitas, yra du. O kur du, ten visada prisiminkit konfliktas. Dievas ir aš ir pasaulis, aš ir kitas, aš ir priešas, aš ir savas, aš. Atraskite aš. Kas tas aš? Atraskit. Eikit per tyrinėjimą, per tyrimą.
per analizę. Nes esant triukšme, kodėl žmonės nuolat bėga, kodėl prisigalvoja daug darbų, kodėl nemoka nurimti, nutilti, nes tyloje visoje atsakymai. Tik tyloje. Ir kada jūs prisiminsit, kad jūs ne forma, o jūs viskas per įvairias formas pažįstat patys save, nei klausimų, nei kovos, nei noro, nes čia nuolat noras taisyti. Tokį pavyzdį irgi taip juokinga. Sako, draugė, prieina kitas žmogus ir tiesiog ištraukia kalneriuką marškinėlių, ar ne, sakykime, iš megztuko, nes vienas viduj, kitas išoriai. Ir pareina žmogus, netgi tokia situacija, vis, ta prasme, pataiso, ne? Ištraukia, o gerai, o tai kodėl tada ne į vidų sudėjo? Va, kol čia bus noras taisyti, kad pasaulis yra neteisingas, kad ne taip turi būti. Aš tokią praktiką daviau, kitas žmogus privažiavo, vienintelė praktika, ką sako, Rasa, kokią tu praktiką man pasiūlytum? Vienintelė praktika nešiotis rašiklę, ne, sakykim, arba gale dienos atsigulus, tiesiog prasibėgti pro savo dieną, arba momente, tik tai momente galim pamatyti, nes viską dažniausiai darosi mechaniškai, ne, savose programuose, nes čia susitinka tiesiog net ne žmonės, čia susitinka algoritmai, programos, įsitikinimai, įrodinėjimai, teisimas, žinojimas, pastovi kova, nes esu aš ir yra kitas. Čia nebėra nieko, čia yra visuma, vientisumas. Ir aš kitame, jeigu jau žiūriu iš tos pozicijos, aš kitame matau tik save. Ir vienintelis, sakykime, kaip, ar mane dar kabina, ar kaip, tiesiog žiūrėti, ar nesukyla energija. Jeigu po kažkokio pokalbio, po kažkokio reiškinio, po kažkokios situacijos sukyla emocijos, tiesiog ne patį žmogų vėl noras taisyti, kad jisai kaltas. Jis nieko nekaltas, jis tik ėjo pro šalį, tiesiog pokalbis kažkokio laiku įvyko, didesnis ar mažesnis ir viskas. Aš gręžiuosi save. Tai tas gręžimas į save ne kaip kūną, ne kaip ego, nes čia tik ego, nes čia apribojimai, čia limitavimas, čia pastoviai noras gražinti, siekimas, tobulinti, kažkokio taško ieškojimas, kažkur nuvažiuoti už jūrų marių, rasti save ir dažniausiai va, tai čia yra daugumos pinklės ir spastai, kad tobulina, kalbama apie tik formą, kaip žmogų, pastringame tame, nes nori ir norėjimas tobulinti, taisyti, sukariauti, susilygiuoti, daugiau žinoti, tik tai ego ir tik tai forma ir tik tai asmenybė, prikaupti daugiau kažkokių statusų, kažkokių titulų, nes kai yra iš čia, jai nieko nereikia, jinai yra tokia, kokia yra, jinai priima, jai nebereikia į tašką B, nes automatiškai noras, kad iš taško esu A, papulti į tašką B, tai automatiškai visatai transliuoti, kad šiuo metu aš esu nepakankama, man kažko trūksta, man maža. Aš nuolat transliuoju tą žaidimą, kad aš esu trūkume. Žaidimas taip ir žaidžiasi. Nes norėti reiškia, kad aš neturiu. Norėti dar reiškia, aš neturiu. Žaidimas taip ir dėliojasi, aš neturiu. Taip ir sukasi. Automatiškai, jeigu aš nematau ir nevertinu, ir nedėkoju, ir apskritai nesijaučiu rami, atsipalaidavus, harmonijoje, ir noriu papulti kažkokį nematomą, nežinomą, įsivaizduojamą tašką, ten, sakykime, iš praeities ten vienas scenarijus, kaip buvo, jo nepakeisti, į ateitį mes žiūrim jau N scenarijų, ne, bet tai irgi riboja, nes ta maža forma, jinai, ta prasme, visų variantų be šansų jai pragalvoti, išgalvoti, numatyti ir vėl nepasitenkinimas, nes lūkestis
automatiškai netitinka tai, ką buvo sugalvota, nes, nu, čia tik išneša kažkokį kelis scenarijus, ne, ir visada gyvenimas parodys, kad yra ir kitoks scenarijus, nes gyvenimas pats save gyvena. O ar tu priėmi, ar nepriėmi, ar tu reaguoji, ar nereaguoji, čia jau nebe tavo bėda, nes iš tos mažos formos, nu taip ir vyksta. Kol, kaip sakau, neatsižaisim. O esant čianai ir yra visas žavesys, kad nebėra nei taško A, nei taško B, yra vienas didelis čia ir dabar taškas, iš kurio pakuojasi visos situacijos, visi personažai. Nes čia skausmo, kančios, nusivylimo lygis yra proporcingas tiek, kiek mes esam susitapatinę su personažu, su kūnu, kad įsivardinę, kad mes esam kūnas, mes esam atskiras, mes žinom, mes čia dabar parodysim, aš čia tokia mama, aš čia toks vyras, aš čia tokia dukra, aš žinau, aš tokia darbuotoja. Kiek aš esu susitapatinus su personažu, kurį žaidžiu, tiek mano skausmo lygis bus stipresnis. Dar kartą. Skausmo lygis proporcingas tiek, kiek esu susitapatinus, patikėjus, kad esu personažas ir aš čia atėjau tam, kad pakeisti pasaulį, kad yra kitas. Nes čia prisiminus ir atsitapatinus su kūnu, niekas nesako, kad kūno nėra, kad kito nėra, kad čia ne šizofrenija, kad aš tavęs nematau. Tačiau tai yra daug begalė formų, kontrastų, kurie yra iš vieno materialo, iš vieno molio. Čia tas pats, kaip aš susimaišau, sakykime, gaminu šokoladą, susidėlioju daug formelių, visokių formų iš vieno indo ir supilstai, ar ne, sakykime. Tačiau tas šokoladasgi tik tai tokios formos, jis nepasidaro, ta prasme, nepatampa kažkuom žmogumi, jeigu žmogaus tenai, sakykime, veiduko forma, arba ten, sakykime, kažkokia dovanėlė. Jeigu ištirpinti iš visų formų vėl į tą patį indą, jis toks pat šokoladas, lygiai taip pat ir žmogus, jis dabar tik žaidžia, gyvenimas va taip žaidžia per žmogaus formą. Tai reiškinys, tai idėja, tai asmenybė, bet tai ne tu. Nes tu labai ribotas toje formoje. O kada matai pasaulį ir nebematai atskirų formų, kaip aprašymo, kaip fokusai kažkokią vieną formą, kad man patinka, o čia nepatinka, kad aš nusprendžiu, čia aš tipo nusprendžiu, ką mylėti, ką apkabinti, ką pasiųsti, kuom atsikratyti, ką gauti. Kai viskas yra, viskas turi teisę būti. Apskritai viskas. Nes toje tuštumoje ir tyloje telpa viskas. Ir grįžtant kokią praktiką, kai paklausė pasiūlytum, aš pasiūlyčiau, kokia man mintis atėjo šiuo metu labai tokia stiprią praktiką dienos eigoje ar momente, kaip sakiau, turėti rašiklį ir ant rankos dėti, sakykime, taškiuką arba gale dienos, arba užrašinę užsirašyti, kiek aš kartų dienoje norėjau pataisyti, kas man netiko,
kad kažkoks įvykis turėjo būti kitoks, kad žmogus turėjo būti apsirengęs kitaip, kad pasielgti turėjo kitaip. Apskritai viską būti stebėjime, kiek manyje, kaip žmoguje, kaip ego, kyla noras taisyti, kad išorėje yra kažkas ne taip. Nes išorė tik parodys, kiek aš dar savyje turiu noro save taisyti. Ir save nuolat kažkur važiuoti, kursus pirkti, trenktis į kitą pasaulio kraštą, gauti daugiau žinių, man dar nepakankamai, aš dar netobula. Ir tas grįžimas, pasirink save, grįžk į save, mylėk save, nubrėžk ribas. Tas ribų nubrėžimas jau automatiškai yra tu ir aš. Viskas konfliktas, yra distancija, yra prisiminimai. Kuo didesni prisiminimai, kuo didesnės nuoskaitos, tuo didesnė distancija kyla. Ir tas grįžimas tada perklausti, o kaip jūs suprantate į save, kas tas grįžimas į save? Jeigu į ego formą, į asmenybės, į vardo, į statuso, be pabaigos. Vienintelis grįžimas yra čia. Čia namai. Čia viskas ir niekas. Čia visos emocijos. Čia be apibrėžimo, be fokuso. Todėl vedžioja tik tai, kad tu esi nepakankamas ir tu esi netoks dabar diniame momente, yra ta pati jūsų kiekvieno skalbimo mašina, mentalo. Kuo daugiau minčių, tuo daugiau mentaliniuose krūmuose, tuo daugiau cukros vatos vyniojam ir užvyniojam, užglaistom, paslėpiam tą tikrąjį, nes čia yra tiesiog personažas, tiesiog spektaklio žaidimas. Čia nėra intuityviai, čia nėra kaip norisi, čia nėra impulso, čia algoritmai, čia programos, čia įsitikinimai, kaip gerai, kaip negerai. Čia yra labai ryškus susitapatinimas su kūnu. Todėl jeigu jūs sėdit depresijos, nepasitenkinimo, noro taisyti, nepakankamumo, žaidime, tai yra labai ryškus susitapatinimas su vienu ar tam tikru personažu. Atsitraukti ir kada įvyksta sąmonės postūmis, yra nebe kažkokia viena detalė dominuojanti ir matoma ir ištraukiama ir fokusas į tai tik tai ir tampama 1, 2, 3, 5, 6 metus, o yra priėmimas, kad teisė ir vietos yra viskam. Nes negi jums nekyla niekada klausimų, pavyzdžiui, dauguma tikrai retas, kas nėra matęs jūros, kas nėra gulėjęs paplūdimy. Aplink jūs įvairių kalbų, įvairių garsų, įvairių formų, įvairių tautybių. Lygiai taip pat kaip ir saulė. Jinai niekada kokio šlagbaumo neužstato, kad tu neturi teisės būti, mėgautis manim, mėgautis saulę. Ir dar vienas ryškus
toksai suvokimas yra tame, kad iš čia atrodo, iš tos pozicijos, iš vardo, iš statuso, iš pasiekimų, iš turėjimo, iš nusavinimo, kad aš padariau čia, aš, va toks, va čia aš, mano dėka, mano ten, sakykim, visada yra regima, kad yra stebėjimas iš kūno. Suprantat? Iš kūno. Kad kažkur kūne yra kažkas, ir aš va kūnas esu, ir va viskas iš kūno. Iš va tos pozicijos, tyros, prigimties ir esybės. Ir sakau, kiekvienas kaip užsivadina, kaip išjautęs. Iš čia, kada tu prisimeni, kad tu esi va toj pozicijoje ir kad tavęs neįmanoma užvadinti, vardinti, nebėra įsižeidimų, kad tave kažkaip taip pavadins, o ne kitaip. Iš čia tu pamatai ir tau išsipakuoja, atsiskleidžia. Iš čia tu supranti, kad viskas yra tavyje. Ir kūnas, ir ta pati saulė, ir reiškiniai, ir emocijos. Todėl, kaip oro uoste ėjo žmogus ir praėjo, ėjo mintis ir praėjo, tu neužsikabini, nesustabdai, neanalizuoji, nes kiekviena analizė užsuka jūsų mentalą ir kuo daugiau tylos. Ir tos tylos ne tai, kad aš užsidariau, negirdžiu, man dabar visiška spengianti tyla, ne, gali išorėje būti chaosas, bet jūs lieka tyloje. Kažkaip aš ateinu į paplūdimį čia pas save mieste, tai atrodo, esi viena, spengianti tyla, įvairius garsus girdi ir ateina, sakykime, dabar vasaros stovykla vaikų, o vaikai viską, čia šašlykus kepia, čia kamuolį spardo, čia maudosi, viskas, toksai visko daug įvairiai. Bet niekas tavęs nekabina, ant tokia tyla, atrodo, tu išplaukus kažkur, suprantat? Niekas neerzina, nieko nenori, kad susipakuoti daiktus ir dirbti, ne, čia man ne pagal planą, sujaukė viską, suprantat? Ir palieku su praktika, su pastebėjimu, kiek ir kur, kiek daug norisi dar taisyti, kiek neteisybės pagal jūs matote ir su jie kovojate. Ir pabandykit parašyti, kas jūs, kuo save laikot, kas jūs be laiko idėjos, be erdvės idėjos, kas jūs iš vatovo taško, iš to taško dabartinio, čia ir dabar, ne čia ir dabar, kad aš sėdžiu gražioje erdvėje, aplink žalia, kvapas, gaiva, saulė, ne iš čia, kad aš suvokiu. Iš kur tas suvokimas eina? Suvokimas eina iš visur. Bet iš čia ir dabar, kas liečia, kiek aš esu savo mentalė, ne praeityje ir ne ateityje, kiek pas mane tyla. Ar rasit, ar turėsit ką pasakyti, kas jūs esat be laiko idėjos. Pabandykit, o viskas tik tyrinėjimas. Niekuom nereikia tikėti, visur aplinkui vien koncepcijos. Bet ant tiek juokinga pasidaro, kai tu kiaurai matai ne pagal jau dėžutės kažkokį savo kambariuko suformuotą. Bet kada matosi, ir visada tai buvo, kada prasidėjo karantinas, aš per mano formą netgi, va taip yra ir pasakyti tokie žodžiai. Dabar tik ryškiau, agresyviau, kai kam jautriau ir akivaizdžiau. Bet visada tai buvo, visada. Ir kai jūs atsitapatinsit su personažais ir kiek jūs pamatysit, kiek jūs patys sukūrėt įvairių personažų ir užsidedat kaukių, jas nuolat keisdami,
ir šokinėdami tai vieną, tai kitą pusę, kaip ir skrendant lėktuvui, jums pasakė taip, aha, jūs ant vieno sparno, kita idėja pasakė ant kito sparno ir jūsų vieta nuolat tuščia, jūsų niekad nėra namie, jūsų niekad nėra tyloje, nes jūs pastoviai arba praeityje, arba ateityje. Tai kaip gali kažkas ateiti, vykti natūraliai, kai nuolat paieškose, kai nuolat šokinėjama. O kad procesų būna įvairių, taip, jų būna įvairių. Kad įvyktų skrydis, lėktuvas turi pakilti. Yra pakilimas, yra tam tikro laiko pats skrydis, yra nusileidimas. Be pakilimo, atmesk pakilimą, skrydis neįmanomas, atmesk nusileidimas, skrydis neįmanomas. Vien tik tai atmesk ir pakilimą, ir nusileidimą, skrydis neįmanomas. Tai kurioj vietoj yra padaryta klaida. Kažkas bijo gal leistis, kažkas bijo gal kilimo. Ir vėl klausimas, o koks personažas čia bijo? Kas bijo? Ar aš atsitraukiu? Ir žinau, kad esu visas suvokimas, nes nežinau, iš kur eina suvokimas. Lygiai taip pat, kad kūnas mums tik tai, kad mes per kūną, per pojūčius jaučiamės gyvi, per kvapą, per regą, per klausą, kai vyksta per lytėjimą. Aš liečiu, atrodo, paviršius yra slidus. Taip, aš jaučiu, kad ir užsimerkus, aš jaučiu paviršių, galiu kažkaip gal ir sunkiai, bet apibūdinti. Bet ar pastebit, kad kažkas ir pačią ranką suvokia, iš kur tas suvokimas eina? Tai va, kas aš esu? Vienintelis klausimas, kurį kiekvienas turėtų užduoti. Bet tam reikia drąsos nusimesti visas žinias, įsitikinimus, požiūrį, praeitį, kurios nėra, ateitį, kurios nėra, nes aš kaip juokauju, duokit adresą, nes jeigu kažkur būna nuoroda kažką nusipirkti, yra adresas nurodytas. Tai kurie ginčijasi pastoviai, kad ir praeitis ir ateitis, aš sakau, duokit adresą, nuveskit mane, kur jinai yra. Nes į tikrąjį save, į prisiminimą, tai, kas esam, su informacija, su įsitikinimais, su noru kuo daugiau žinoti, praėjimo ten nėra. Todėl, kai sako, pasilengvinam ne tik per maistą, ne tik, sakykime, kad kūno svoris lengvesnis, ir ten ne apie tai, o apie mentalo. Ir ne apie tai, kad išdalinu kažkam, ta prasme, aš jau dabar supratau, man nebereikia, ne, mentališkai turi būti pasidavimas ir stabdymas noro ieškoti, nes kol ieškau, tol manęs netenkina, kol ieškau kažkar Dievas, kurį esu dar kaip ir kitą formą matau, taip ir Dievą matau, kaip formą, kitą jau antras, yra jau du, yra pastovė pretenzija, yra kažkur padarytas, pramatytas, kaip sakau, prasimesta. Turiu nuolat kažkur ieškoti, eiti, šlifuoti, tobulinti. Tai ne apie tai. Tai apie tai, kad prisiminti ir grįžti save. Ne kaip istorija, bet nusimesti visą istoriją, ką šiandien, šiuo metu, jeigu sutikčiau žmogų, kaip aš save pristatyčiau be laiko idėjos, be vardo, be ką nuveikiau, kas liko man už nugaros, nes kiekviena akimirka ir nauja akimirka, kadras, akimirka. Kad niekas nesikeičia, tai įsitikinimas, kad niekas nevyksta, tai įsitikinimas. Nes šiuose formose nuolat yra noras užsikabinti už visko, už emocijos, už daiktų,
už žmonių, už projektų, viskas. Ir vėl iliuzija, viskas slysta. Kuo daugiau noras susikabinti, tuo daugiau slysta. Kuo daugiau noras susikabinti, slysta. Užlaikyti, slysta. Kuo daugiau kažkur noras patekti, slysta. Ne taip. Dar, jaučiam. Ir kada, vyksta, blaba. Gerą žaidimą ir filmą susukau, bet susukau ne iš čia, susisuko iš čia, iš šaltinio. Ir kada prisijungiam prie nenutrūkstamo šaltinio, nekada siurbėm energiją ir kada kompensuot per reiškinius išorėje, trumpalaikius, kurie vėl dūžta į susikurtus lūkesčius, o kada prisijungiam prie tikrojo šaltinio. Va čia ir yra jėga. O jėga jinai yra, kaip kitose video pakalbėsiu, apie pliusus, minusus, apie gerai, blogai, jinai vienodai jėga. Tai tiek, mėlyjeji. Kaip eisis, taip eisis. Kaip grįšis, taip grįšis. Kiek atrodo yra tų minčių paaiškinimų, kas, jeigu yra klausimų ar noro dar aiškiau, arba konsultacijų, tiesiog rašykit, užduokit, išnarpliosim, bet prisiminkit, čia Rasa, ar Onutė, ar Jonas, ar Petras, čia kalbasi, čia matosi ne esmė, ne gylis, čia susitinka ir kalbasi idėjos, algoritmai, patirtis, įrodinėjimai, programos. Ir čia nusivylimai, kad paduoda ten to džiaugsmo, taip sutapo, šiek tiek praskaidrint gyvenimą. Bet čia nėra priėmimo, kad man faina ir jeigu taip, man faina vis tiek ir jeigu taip. Čia yra nuolat, kaip turi būti. Nuolat aš žinau, nuolat aš kovoju, nuolat aš įrodau. Ir tiesiog video tikslas ne tai, kad pasiginčyti, bet kad fokusą perfokusuoti truputėlį į kitą tašką, pažiūrėti plačiau. Nes ta ribota forma, vadinama asmenybė ar vadinama ego, užvadinta tam tikrų vardų, su tam tikra gimimo data, su tam tikra vietovė, tai aplimituota, apribota, o apribotai, aplimituotai formai ir asmenybei, jai nuolat nebus gana. Milijonas uždirbtas, norės 2, 3. Pasiektas 2, 3, norės 5. Norės. Nuolat transliuos norą. Nuolat lenktynės, nuolat lygiaviniuose, nuolat sukuosi. Neturiu laiko, žaidimas neturi laiko. Visada kristi reiškiniai, tos aplinkybės, kad laiko jo niekada ir nebus, nes aš tokio žaidimo taisyklės užsisakiau. Iš čia nuolat gali būti nuobodu, nuolat norėsis ryškių, tokių gilesnių potyrių, emocijų. Čia nuolat susiorganizuojama, kaip minėjau, apie tas emocinės supinės. Ne kitas organizuoja, kitas tik pagalbininkas jas įgyvendinti. Mes patys per kito formą susiorganizuojam, o už jos visa prigimtis, visas pagrindas ir fundamentas, visas absoliutas. Nes mano kaip kūrėjo galimybės yra viskas, čia įdava, išpildyta, viskam taip. Bet pamatyti, kada kažkas ne pagal planą ir tam, priimti, gerai, aš priimu. Čia, kaip sakykim, prisiemu atsakomybę, nes aš pats susiorganizavau, ne? Ne visi turi drąsos, nes drąsos ten ir aš kūrėjas ten, kur man tinka. Va čia, gerai, aš taip sukūriau.
bet sukūrė ir ten, negalvo, kad tai, kas neįsipildė, tai nėra tavo kūryba. Va, ten irgi yra tavo kūryba. Ir kitose video plačiau apie tai parodysiu irgi pavyzdžiais. Ačiū, buvo malonu, saulytė kviečia, nuo 4 atsikelta, prasieita, prasibėgta. Kad ir šiandien, pavyzdžiui, sutikau kokius 3 žmonės. Jeigu mano trasa praėjimo, ten bėgimo, ten skiriu kokias 2 valandas, tai ne faktas, kad tu namo grįši, sakykime, po 2 valandų. Visada gali būti taip, kad sutiksi vieną. Man tai įdomiausia, kur aš išeičiau, kaip gyvenimas įdomiai žaisto, kaip aš jam leisčiau, va taip atsipalaidavus būti, kad ar tu 4, ar tu 5 išeik už miesto, net ne mieste, už miesto, einu tokiu gražiu vaizdu miško, einas ir vis tiek sutinki žmonės, sutinki save ir stebi tik tai reakcija. Kaip tu konstatuoji, ar kad čia tau sutrūkdė, ar tau čia, ta prasme, tave erzino, kokia kalbos tembras. Kas po to lieka, ar sukyla energija, ar ne. Ar tiesiog lengvai per tave. Tu leidi per tave kaip laidininką tiesiog eiti viskam. Taip, kad gražios dienos, eisiu saulės vonių gaudyti ir myliu bučiuoju. Ir eikite praktiką, atraskit. Pradėkit užduoti klausimus, pradėkit suabejoti, pradėkit matyti, kad realybė, ne ta realybė, kur iliuzija ir kaip sako, oi, nu va dabar va, iliuzija, manęs nėra, nu kaip tavęs nėra, va, ten va, kaip sako, nagus kažkur tu įkištum, kur karšta ir nėra. Ne apie tai, kad nėra, kad neigti, kaip aš minėjau, kad kūną neigti, kad yra kita forma, kad žmogaus nėra, bet iliuzija tame, kaip yra konstatuojama ir interpretuojama, kaip iškreipta viskas, suprantat? O realybė tik čionai, ne toje formoje, ne iš tos formos, o iš čia, iš kur ir kame yra viskas. Ir kūnai, ir formos, ir reiškiniai, ir emocijos, ir viskas. Iki malonaus, iki greito.